Paskutinės vasario dienos. Pavasaris atėjo kaip niekad anksti. Ir ant lauko jau 10-12 laipsnių temperatūra kiekvieną dieną. Todėl aš nutariau, kad metas aplankyti Pelkutės. Pasižiūrėti, kas ten gero vyksta. Pasiėmiau savo mailiukų kolekciją. 5 klasės 9 pėdų meškerę su plaukiančiu šniūru ir ilgu konusiniu pavadžiu. Ir pabandysim pasivaikščioti po pelkes. Čia smagu dėl to, kad pavasaris čia ateina anksčiausia, atviros saulėtos vietos. Vanduo, tai yra dugnas, greičiausiai įšyla, tai tenais atsiranda ir visokių vabzdžių, ankstyvių. Galima pamatyti net ir vieną kitą bulką, kai žuvis rankioja pirmas ankstyvios nepaviršiaus. Taigi varau į pelkes patikrinti, ar pavasaris tikrai ateina. Turiu čia apylinkėse keletą pelkių. Ir po jas pasivaikščioti yra iš tikrųjų romantika. O kokios mažos pušelės, tokios atrodo kokios šiaurietiškos, mažos įsišakojusios, žemaūgės. Ir kad jau mostelėjo toksai pavasariškas oras, kelias dienas gera šiluma laikėsi, nutariau, kad reikia apibėgti tas pelkes ir suinventorizuoti. Iš tikrųjų gana seniai nebuvau čionais. Ir labai įdomu, kaip čionais laikosi žuvis, ar jos čionais dar gyvena, ar aktyvios, ar nepamiršau senų takų, nes yra vietų, kur čia toj pelkiai gali taip gerai įsmigti. Todėl rekomenduoju po vieną nevaikščioti. Na, aš, kadangi ją pakankamai gerai pažįstu, bent jau taip įsivaizduoju, tai atvažiavau vienas, pasidairysiu, matysim, ar jinai manęs taip pat pasiilgo kaip ir aš jos. Kai kur po samanom dar jaučiasi toks kaip ir įšalas, pastatai koją, atrodo kietas pagrindas, ryškiai ledas po apačia. Kiek keistoka, nes atvira vieta ir saulutės gauna ir pakankamai ilgą laiką jau šilti geri orai. O saldainiai. Jeigu nori saldainių, pakomentuok po apačią. Noriu saldainių ir 3 šauktukai. Parvešiu lauktuvių. Pelkių saldainiai. Sako, labai padeda nuo įvairių psichinių sutrikimų. Išrausta. Yra variantai 2. Arba šernas ieškojo kokių šaknelių saldesnių, arba koks dėdė ieškojo sliekų, nes norėjo pagauti riebų upėtakį. Antra versija, aišku, čia juokauju. Turbūt šerno darbas. Nors visur kitur šiuo momentu labai aukštas vanduo, kai kur ir nėra švarus. Bet Pelkutėje matome, jisai gražus, skaidrus ir savo vietoj. Labai fainai prie tokio upelio pasivaikščioti. Vienintelis minusas yra tas, kad gyliai čia nėra dideli ir visur praktiškai toksai ramus lygus vanduo. O ramus lygus vanduo reiškia, kad upėtakaitis tave pamato iš toli ir sprunka pasislėpti. Tai va čia sudėtingoji šito upelio pusė. Todėl aš šį kartą pasiėmiau 5 River Maniaką 9 pėdų,
kuris užtaisytas su plaukiančiu 85 vaibu. Tai yra plaukiantis VF šniūras ir pakankamai ilgas, kokių 3,5 metrų pavadys. Plaukiantis pavadys, gana plonas. Ir ant jo dedu tokius lengvus trimerius arba paprastus mudleriukus, bugeriukus, nesunkintus, minimaliai sunkintus, arba tokius mailiukus. Tai jie labai tyliai delikačiai įkrenta į vandenį. Galima paduoti iš toli. O bangelę nubaidžiau upėtakį. Greičiausiai upėtakiuką, ne upėtakį. Bet žodžiu, turi muselę pristatyti upėtakaičiui iš toli ir kiek įmanoma tyliau. Tai būtent todėl toksai ilgas konusinis pavadys. Net nutilau šnekėt kai įmečiau toj vietoj, atsirado bangelė, bet greičiausia ten buvo ta pati žuvis, kurią aš išbaidžiau. Op, tolimas metimas. Biški priskendo ir šmykt. Migruoju palei upelį. Aš dažnai mėgstu tokiuose eiti prieš srovę, bet yra tokių porą momentų, kai eini prieš srovę, mažiau baidai žuvį, bet tuo pačiu sunkiau padaryti pravedimą, nes kadangi užmeti toli ir viskas pagrįsta įtempto šniūro taktika, tai užmetus prieš srovę viską neša į tave ir tu turi labai greitai ir tiksliai dirbti, taigi pabandysiu šį kartą pasroviui. Tokie susiaurėjimai, pagilėjimai dažnai turi žuvelę. Kodėl jinai man čia nepasirodė? Ar tik neteks didinti streamerio? Čia man pavasaris, jiem po vandeniu, tai gal dar visai ir ne pavasaris. Siauras tas upeliukas, tai aš šiandien neturiu kur daryti daug pravedimų. Tiesiog metimas pasroviui, palei vieną krantą pravedimas, palei kitą krantą pravedimas ir viskas. Ir eini toliau. Jei neklystu, nubaidžiau dar vieną upėtakaitę, nes mačiau atsiradusią upėje bangą, o dabar nei vėjo, nieko nėra. Gylis nedidelis, jie kai tepa slides, tai dažniausiai matosi, pradeda banguot vanduo.
praeisiu dar kokį posūkėlį, reikės pabandyti uždėti didesnę musę. Ups. Ne visai patogų krantą pasirinkau, reikia mėtyti atbulą ranką, bet anam krante daugiau medžių, tai kaip nors. Šviežios pėdos. Turbūt ne šiandien dienos, bet vakar užvakar kažkas čia žvejojo greičiausiai. Nelabai gerai, bet nieko nepadarysi. Sunku šiais laikais rasti vietą, kur nieks nežvejoja, ypač kai taip. Oi. Toks gražus pavasarinis oras. Tai šansų tikrai mažai. Nepataikiau jau. Po žodžių žinau, kur eiti. Truputį įklimpu, kojas kaip atrodo. Bet išsikapanojau. Einu aplinkui, kur daugiau kupstų ir sausos žemės. O, blemba, nubaidžiau būrelį, bet labai mažiukai buvo. Bet jų daug buvo, keista. Gal strepečiai, nes upėtakiai dažniausiai tokiais būreliais nesibūriuoja čia, bent jau kažkaip nematęs. Gal strepečiai. Vienas iš sudėtingesnių, prieš srovę iš toli. Niekams neįdomus. Ir tada pasroviui per paplovimą. Opt. Čia tai pelkiai. Tai duobė, tai sekluma, tai duobė, tai sekluma. Nelabai išeina giliai skandinti. Ir kaip jau minėjau, reikia prieiti iš pakankamai toli. Todėl visa sistema plaukianti ir muselė nesunki. Dabar uždėjau biškį didesnę, tai ant jos mažiukas pasunkinimas yra, bet tik tai toksai, kad nerėžtų paviršiaus. Vos pasunkinta. Ko
tolimesnis metimas, tuo didesni šansai. O, kelis išbaidžiau vėl. Keista, kad jie neatakavo muselės. Matyt todėl, kad nėra tiek aktyvūs, kad vaikytųsi po visą vandenį. Nes kitą kartą, kai būna labai aktyvūs, tai meti vidurį upės ir matai, kai iš kažkur atlekia, atskrenda ir puola. O dabar toks vaizdas, kad jeigu pataikysi į jo teritoriją, gal tada jisai ir užpyks, bet iš toli neatbėgo. Nes ten toj zonai tai pradariau pravedimų porą ir atrodė nieko nėra. Paskui dajau ir žiūriu sprunka, nedidukai, bet vis tiek būtų bent kažkoks aktyvumas. Pakabinau nendrę kažkokią. Galvojau kibimas, pasirodo, užkabinau kažkokią žolę. Nežinau, ar matosi, bet pilnas dugnas mailiukų, kiek matau dyglės, nes viena kita didesnė buvo ir iš formos jau matosi, kad dyglė. Kaip ir geras ženklas, reiškia, maisto yra. Gyvybės yra, maisto yra. Ups. Įklimpau, bet tik tai iki kelio.
arti dažniausiai nepadavinėju, bet kadangi čia nais vanduo, oi, šakat, galvau upėtakis, kadangi vanduo raibuliuoja, tai ir iš arti jie būna net nesibaido. Gera atvira vieta ir susiaurėjimas prašosi tolimo pravedimo. Nesupratau. Biški matosi, kad pavojingesnė vieta, bet tie va kupstai. Juda tas kupstas, bet ant to kupsto šiokia tokia atrama yra. Bangelė. Eina bangelė Turiu. O, geras. Oi, gražu. Visą kelią mačiau, kai ėjo paskui. Ir dar panašu, kad visai neblogas. Ateik, ateik, ateik. Bet va, iš kaip toli turėjau paduot. Ką? Gražuma kokia. O, seni. Kokia gražuma.
Tėvukai, kaip tu mane nudžiuginai, kaip tau ačiū. Bet iš labai labai toli. Iš labai labai toli jisai. Grožis, ne? Nėra baisiai didelis, bet labai nudžiugino. Negi keliauk. Op. Va čia yra nerealu. Va čia yra nerealu ir tas susiaurėjimas. Aš prie jo atėjau, padaviau į vieną kampą, į kitą ir užmečiau tokį net biškį už posūkio. Ir traukiu ir tokia matau pakilo banga ir eina ir žinau, kad ten žuvis. Ir tada kurį laiką taip eina, nieko, capt. Blemba, fantastika. Fantastika, pelkutė, manęs pasilgo pasirodo, ne tik tai aš jos. Jėgelė. Va, vėl tas pats. Atvira vieta ir tenais matosi siaurėja. Siaurėja. Reiškia, tenais greičiausiai bus kažkoks tai pagilėjimas. Ten gali būti žuvis. Ir kodėl nepabandžius jai paduoti. Ir labai patogus krantas, nes už nugaros nėra jokių medžių. Tai aš čia galiu padaryti labai labai tolimą metimą. O nuo to mano šansai tai tik tai didėja. Opa. Opa, geras. Keista. Po tokio padavimo į tokią vietą, tai būtų malonu pamatyti bangelę. Bulka! Su bulka ėmė. Tikiuosi matėsi. Bet jisai tenais yra. Gerai, bandom dar. Nepataikė, kodėl kažkai. Bulka, mielas žiūrovė, jeigu nesi muselistas, tai yra tas. Yra terminas apibūdinantis, kai žuvis ima nuo paviršiaus masalą. Toks bulptelėjimas. Palieka ratilą vandens paviršių ir dažniausiai tai būna su sausa muse. O čia su lengvu strimeriuku jisai atakavo ir ėmė taip, kaip sausa musė. Bet keista tai, kad neužkibo. Gal reiks spalvą pabandyti pakeisti. Nu kasgi čia dabar vieną kartą ėmė, o daugiau nebenori. Ajajai, tokie metimai tai mane nepriartina, o patolina nuo šlovingos akimirkos. Pasikeisim strimeriuką. Dar keli metimai su bulkom, tai rodo, kad aktyvumas yra. O kodėl nekimba, vėl nežino. Turiu iš tikrųjų, dar ir labai mažiuką strimeriuką, kokio 12 numerio. Bet
Aš nemanau, kad normaliam upėtakiui to reikia, nes va, tas pirmas buvo šiek tiek padoresnis ir jisai užkybo ir ta musė buvo pasiburnoje ir kaip reikiant burnoje. O šitie, kur su bulkom ima, gali būti, kad yra labai mažiukai. Kol kas aš jiems nenulaidžiausiu ir bandau ieškoti to, kuris žino, ko nori. Svarbu vėl užsimti gerą kampą ir į tą susiaurėjimą padaryti gerą metimą. Opa, iš pirmo karto. Čia tai tu tikrai sėdi ir gali neapsimetinėti. Nieko. Biškį tolimesnį pabandysiu. Čia tas kaklas kokia yra. Nedaugiau metro pločio ir iš toli jį pataikyti yra ką veikti. Žolę pakabinau. Atsikračiau. Bandom dar kartelį. Nepataikiau. Netikiu. Netikiu, kad ten tavęs nėra. Vieta reikalauja patvirtinimo. Todėl uždėsiu kitą musę. Uždėsiu tą nupėpelę, ant kurio jau pagavau. Iš tikrųjų labai neišvaizdi musė, vandenyną į žuvytės formos. Dabar sušlapus, tai tokia visai apie nieką. Bet ant jos yra nedidelis pasunkinimas priekyje. Čia kokių gal 2,5 milimetrų, max 2, 8, 3. Wolframinė galvutė nedidelė. Tokio dydžio streamerį, jinai tikrai labai mažytė. Na ir pabandysim.
į tą patį kanalą. Opa. O dabar čia va kvailai toksai va posūkis aplinkui. Ir aš negaliu kažkaip tai patogiai iš toli paduoti. Tai aš pabandysiu visiškai tyliai prisėlinti. Ir tą strimeriuką tiesiog už kupsto įmest ir pajudinti. Šansų gal ir nėra daug, bet... O jeigu jis netyčia manęs nepamatė ir aš prieisiu ir jį išbaidysiu. O čia kelis metimus padarau ir... Būna pačiais netikėčiausiais atvejais. Ir tokiais pigiais triukais pagauni gražią žuvį. Ir aš jį pastebėjai, tai taip stengiuosi nekalti iš karto labai toli, o taip ilgint po kelis metrus, nes logika tokia, mano pavadys yra kokių gal 3,5 metro, o toliau eina gana ryškus šniūras. Tai jeigu aš atėjęs iškart mesiu į tolimiausią tašką, tai pusiaukelė esantis upėtakis gal šniūro ant galvos, tai aš stengiuosi taip kas 2-3 metrus ilgint, kad būtų tikimybė tokia, kad pirmas susitiks muselė su žuvim, o ne šniūras. Nes jeigu užmesiu šniūrą ant galvos, aš galiu jį tiesiog nusibaidyti ir net nesužinosiu, kad jisai ten buvo. Bet kartais matosi, kaip pabėga banga nueina. Jeigu sekli vieta, jeigu gilesnė, tai nieko nesimato. Tu velnis. Žvėjoju su žolė ant kablio. Opa. Nagi keista, nes ten tolumoj matosi gylio perkritimas ir raibuliukai tokie gražus. Toj vietoj tikrai turi stovėti. Va toj va. Aišku, ir tas faktas, kad šviežių pėdų yra jisai kibimo neprideda. Vis tiek žuvis jau pagaudyta, gal gavusi per dantis. Ankstyvės ritasi. Ankstyvės yra, ką amerikienai vadina stonefly, va šitas va daiktas. Ir varitas iš vandens dar viena. Tai turėtų pradėti dirbti juodos sausos musės toj. Jau turbūt sekantį kartą galėsim atvaryti, išbandyti ankstyvą sausą muselę. Geras. Labai smagu. Irgi pavasario ženklas. Ankstyvė yra pavasario ženklas. Iš tikrųjų jau pasiilgau sausos musės. Gal todėl ir
tokia taktika šiandieninė mano. Plaukiantis šniūras, ilgas, konusinis pavadys, delikati sistema. Nes šita žvejyba tokia šiek tiek primena žvejybą sausa musele. Tolimi gražus, delikatus ir tikslus padavimai. Tolimi gražus, delikatus, tikslus padavimai. Netgi kai kurie kibimai buvo su bulkom, panašiai kaip su sausa. Kaip įdomu, čia nais viską apgaudžiau, apmėčiau tolimus metimus. O einant va čia nais, va iš to va žolyno, išbaidžiau tokį visai padorų upėtakį. Panašaus dydžio kaip tas, kur pagavau. Geras, nei kažkur duobėj, nieko išsislapstė žolėse. Gal ten šilčiau, o gal maisto daugiau. Priejau dar vieną susiaurėjimą. Tokį patogų, kad galėčiau iš toli paduoti. Jau kurį laiką tokių nebuvo. Manau, kad jie vis dėlto yra geriausios vietos po tokį plataus ir seklaus ruožo. Staigiai susiaurėja ir pagilėja. Labai konkreti vieta ir labai konkrečiai jokio ženklo. Nekartoja ir nereikia. Opa! O! Bet nedidukas. Turbūt va tokie čia ir atakuoja. Turbūt va tokie čia ir atakuoja. Mažesnis neigu. Turbūt va tokie čia ir atakuoja, mažesnis gerokai neigu anas buvo. Matyt, kad tie visi, kur neužsėda, tai va tokie ir yra. Ir gerai, ir tegul neužsėda. Šiek tiek adrenalino duoda, pamatai bangelę, pamatai kibimą ir nesužaloji jo.
Tai labai gerai. Vieną pelkutę patikrinau, labai maloniai nustebino. Vienas upėtakis toksai jau pusę velnio, keli kibimai su bulkom, bangelės, atsekimai. Netgi mačiau ankstyvių ir mačiau upėtakį, kuris ėmė ankstyvę nuo paviršiaus. Tai jau vasario paskutiniam dienom jau teoriškai galima atidarinėti sausos musės sezoną. Tai čia smagioji dalis. Na, monstrų nepagavau, bet žinot, kaip su upėtakiais. Panašiai kaip su papais. Nesvarbu, kad mažiukai pažaisti, vis tiek smagu. O tokią dieną pasibastyti po pelkę, jeigu atkreipiai dėmesį, aš net be striukės. Tikras pavasaris ir širdyje, ir pelkėje. Labai fainai. Dar valandėlį užsuksiu patikrinti kitą pelkutę. Padarau keletą metimų ir varau namo. Žodžiu, va šitas visas šabakštynas, už jo yra mano pelkė. Reikia pro jį kažkaip prasigrūsti. Ir čia praeiti nebūtų labai sunku. Bet meškerė, jinai būtinai užklius už kiekvieno atsikišimo. Ir visą laiką tokia dilema, ar išsiardyti meškerę, ar susidėti. Tai geriau, aišku, per tokius šabakštynus eiti su sudėta meškerė, išardyta, tada jinai tik tai nepilną metrą užima vietos. Bet jau, kadangi pas mane mašinai sudėta meškerė, tai aš ją atsinešu cielą. Aš sustojau dėl to, kad radau dar saldainių. Ir šį kartą saldainiai yra žiauriai didžiuliai. Praeitą kartą radau mažų saldainių, pagavau nedidelių ir upėtakių. O dabar saldainiai dideli. Tai, žodžiu, ne iš kavos tirščio, iš pelkių saldainių išbūriau, kad turiu dabar pagauti rimtesnį ir upėtakį. Šabakštyną praėjom. Dabar liko tik tai va tokie krūminėliai apgraužti. Visos galūnės, krūmuose visos galūnės apgraužtos. Va. Tai greičiausiai čia tas, kas tų saldainių pridėliojo, tas ir apgraužė. Visi va krūmai apgraužti. Jeigu paimsi galūnės, pasižiūrėsi, viskas apgraužta. Matyt, čia briedis darbuojasi. Jam patinka tuos galiukus griaužti. Jau pumpuriukai yra ant šakų. Minkštučiai, skanučiai. Tai visai čia ir darbuojasi. Bet mūsų keliai čia susitiko, čia ir išsiskirs, nes aš ieškau ne jo ir ne šitų krūmų. O aš ieškau, tuoj parodysiu, ko aš ieškau. Čia yra tokia graži, rami, gili pelkė. Jinai tokia biški pavojingesnė, nes čia yra nemažai vietų, kur galima prasmegt. Bet va. Nu ką, pabandykime, ponai. Šita yra truputį sudėtingesnė, nes prie jos reikia labai tyliai prisėlinti. Čia netgi srovės normalios nėra. Už tai, kad ponas bebras yra patvenkęs ją. Ir čia tas gaunasi kaip ir užtvankėlė. Tokia žvejyba stovinčiam vandenį.
Tradiciškai aš pradedu nuo artimiausių kampų, artimiausių distancijų. Labai jau čia viskas tylu ir ramu. Biški tolimesni metimai. Gražu, romantiška čia, bet tuo pačiu ir sudėtinga. Labai nejauku, nes tas vandens paviršius lygus. Ir kiekvienas netgi prastesnis metimas, kai šniūras įkrenta su triumšmu, tai toks vaizdas, kad jisai išbaido čia viską. Tokioj pelkėj biški smagiau žvejot vėjuotą dieną, kai vandens paviršius banguoja. Mačiau bulbtelėjimą tolumoj. Matyt irgi ankstyvės rankioja. Mes iki jo dar daeisim. Visi šitie kupstai, per kuriuos vaikštau, juda, nes jie yra plūduriuojantis. Tai negana to, kad čia yra pavojinga, nes tarp jų galima biškį ir prasmegt. Tai be to aš gana daug triukšmo čia skleidžiu. Todėl tenka žvejoti iš maksimaliai toli. Arti neprieisi tokioj pelkėj. Mačiau dar vieną bulką, bet nieko irgi nereiškia, nes aš čia turbūt viską nusibaidau, kol dainu. Čia kelis kart esu pataikęs padoriai pažvejoti, bet dažniausia tai būna arba žiemą, kai kraštai būna užšalę ir gali tyliau ir saugiau daeiti. Arba vėjuotą dieną, kai vanduo irgi yra šiaušiamas vėjo, yra šiek tiek triukšmo papildomai ir ta žuvis netokia baikšti. Dabar tai jinai mato viską ir mato iš labai toli.
Visgi smagu, kad kažkokio aktyvumo radau. Radau porą bulkuojančių žuvų. Tik tai jos labai toli. Arti neprisileidžia ir klausimas iš viso rimtas trimeriukas įdomus, jeigu jos nuo paviršiaus kažką rankė. Matyt irgi ankstyvės dubasina. O, blemba, kokia sala plaukianti. Ai. Norėjau padaryti metimą palei krantą, o padariau metimą į krantą. Nu va, beveik visas šniūras išvyniotas ir metimai jau eina tokie, kiek užmetu, tiek ir metu, kiek galiu kokybiškai užmesti, kad išsitiestų ir iš karto musė dirbtų, iš karto būtų kontaktas. Ir netgi taip šitoj pelkutėj neįkibimo. Matau, rupūžė. Šita netokia draugiška kaip mana. Šiek tiek nustebino, antra pelkutė visiškai jokio bendradarbiavimo. Porą bulkų mačiau, ankstyvių daug, bet aktyvumo šiaip labai mažai. Gali būti dėl to, kad nėra vėjo ir tokioje vietoje žvejoti tikrai sudėtinga, dėl to, kad ta žuvis mato tave iš labai toli. Kaip minėjau, šitoj pelkėj tai pagaut dažniausiai pavyksta arba žiemą, kai būna kietesnis krantas ir tos visos plaukiančios salos sušalusios ir tu gali gana tyliai prieiti, nes dabar eini ir viskas siubuoja, iš toli viskas triukšmauja. Arba kai būna vėjuota diena, biški šiaušia vandens paviršių, tada irgi kažkoks yra matyt papildomas triukšmas, ta žuvis netaip gerai tave mato, girdi, tada pagauti būna lengviau. Savaime suprantama negali būti tikrai, kad dėl mano kreivų rankų ir prastų įgūdžių, aišku, čia kiekvienas žvejas tik tai kaltins tik tai rytų vėją, slėgį, dar kažką, bet ne savo įgūdžius. Gali būti chebra, kad ir įgūdžiai pavedė, bet anksčiau čionais visai gerai pasisekdavo, dabar kurį laiką nebuvau ir nepasisekė. Paliksim šitą pelkutę kaip ir tą, kur prieš tai žvejojau. Tam momentui, kai prasidės sausa musė, kai pradės kristi apsiuvos, lašalai ir tada galima padaryti geriausią inventorizaciją, nes tokiuose pelkėse to gyvio yra daug ir kai atvažiuoji kokį gegužės, birželio mėnesį vėlyvą vakarą į tą pelkutę, atsisėdi ant krantelio, pasidairai ir tada gali susiinventorizuoti, pasižiūrėti bulp ten, aktyvumas yra, reiškia žuvis yra, tada jau nebelieka ką kaltinti. Tai va, pasilieku nenurašytą pelkę, pasilieku pelkę inventorizacijai tuo metu, kai žuvis bus aktyvi paviršiuje ir bus galima ją suskaičiuoti. Taigi pasivaikščiau šiandien po porą savo mėgstamų pelkučių ir nors tai yra paskutinės vasario dienos, pasijutau lyg pavasarį. Po šiandienos žvejybos galima padaryti porą išvadų. Labai rimtų gal nepridarysi, bet faktas, kad negalima tikėti burtais, kurie yra šūdų pagrindų. Aplamai negalima šūdais tikėti. Tai buvo akivaizdu, galvojau, kad radau didelį šūdą, tai pagausiu didelį upėtakį. Antras faktas, kad pavasaris jau čia pat ir jau tuoj bus galima bandyti netgi su sausa musė pelkėse žvejot, už tai, kad ankstyvės jau skrenda ir žuvis bulkuoja. Kitus faktus, kitas išvadas pasidarykit patys. Aš žiauriai gerai praleidau laiką, labai smagu, kad turėsiu vėl su jumis kuom pasidalinti. Nepamirškit paspausti patinka, dalintis,
būtinai prenumeruoti mūsų kanalą, paremti mūsų turinį Contribui platformoje. Ir ką, keliaujam ruoštis kitai žvejybai.